Kai vyras bijo įsipareigoti, tai tik parodo, kad jis yra nepasiruošęs šitiems santykiams. Taip, kad jam yra per sunku, kad jūsų norai yra per dideli, kad jūs esate jam per didelė našta ir jisai nori ateiti jumis ir pasinaudoti, nes jūs esate tokia gera. Ar ne? Jūs leidžiate vyrui savimi naudotis savo energiją, naudotis savo kūnu ir, gauti už tai trupinius. Taip, mainais trupinius, nes greičiausiai toks vyras, kuris nenori įsipareigoti, jisai pasakys, kad 50/50, taip, dalinamės. Tai va, tai ką tai parodo, ne? Kad pirmas dalykas, jūs tam vyrui nekuriate pridėtinės vertės, taip, nes suprantam, kad mes vis tiek renkamės partnerius, tiek vyrai, tiek moteris ir žiūrime, jaučiame, galbūt sąmoningai neįvedame ir nesuvokiame, kad pasirenkame tuos, kurie mums kuria pridėtinę vertę. Antras dalykas tai yra, kai žmogus nėra pasiruošęs ir jisai tam yra infantilume savo ir nori tik tai gauti, bet nenori duoti. Trečias dalykas tai yra apie tai, kad žmogus nepasiruošęs prisimti atsakomybės. Ir tada klausimas jums, ką jūs su juo darote?